Tai dabar dėl stuburo operacijų. Po operacijos yra labai svarbu išsiaiškinti su operavusiu daktaru dėl įtvaro visų pirma. Ar jeigu šnekant apie kaklo, ar reikia kaklo įtvaro, jeigu juosmuo, taip pat įtvaras skirtas juosmeniui. Ar reikia jo, ar nereikia ir jeigu reikia, kiek laiko jį dėvėti. Taip pat ar jį reikia dėvėti naktį, ar reikia dėvėti tik tais, kuomet mes stovime. Nes priklausomai nuo operacijos labai skiriasi šitos rekomendacijos, tai jų bendrinių nėra, tai tiesiog kiekvieną kartą individualiai pateikiamas po operacijos. Jeigu šnekam apie juosmeninės dalies operacijas, tai tuomet dažniausias klausimas yra dėl sėdėjimo. Ar galima sėdėti ir kiek laiko nesėdėti. Tai vėlgi, šita rekomendacija priklauso nuo operacijos pobūdžio ir pateikiama po operacijų. Bendriniu principu gali būti rekomenduojama nesėdėti nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių po operacijos, priklausomai kaip sekėsi operacija ir kokia ji buvo atlikta. Jeigu bendrai šnekant apie tą sėdėjimą po juosmeninės dalies operacijos, rekomenduojame sėdėti kelis kartus po trumpesnį laiką ir po truputėlį ilginant sėdėjimo laiką. Taip, pavyzdys toks, kad po 15 minučių kelis kartus per dieną, kad nebūtų taip, kad atsisėdam ir sėdim 40 minučių per dieną. Tos minutės turėtų būti skirtos į dienos ilgumą ir po truputėlį didinant taip sėdėjimo laiką. Aišku, pradžioje rekomenduojama sėdėti ant net 90 laipsnių kėdės, šiek tiek aukštesnių kėdžių, o tada atitinkamai ilgėjant sėdėjimo laikui grįžti prie normalios kėdės.